tai nekalbėsi. O pats kaip elgeisi? Pati pradėjai užvasi, kiek galima kritikuoti. O kiek galima rėkti? Taigi ne aš pradėjau. Nu kaip, viduje tai aš suprantu, kad kai kritikuoja, jinai nori gero man. Ir ta mano reakcija greičiausiai irgi per aštri tokia yra. Bet giliai tai man primena jausmus, kas vykdavo, kai tėvai kritikuodavo. Ir aš nežinau, ar aš galiu apie tai su jie pasikalbėti, nežinau, ar supras mane, ar būdamas pažeidžiamas ir nenukentėsiu, kaip būdavo praeituose santykiuose. Nežinau. Nežinau, kaip parodyti jam, kad jį myli. Žinau, kad skamba, lyg jis man netinka, bet nežinau, kaip išreikšti savo poreikius be kritikos, nes niekada nemačiau tokio pavyzdžio savo šeimoje. Kartais mes nepykstame vienas ant kito, o iš tiesų kovojame su senomis emocinėmis žaizdomis ir nuoskaudomis ir išgyvenimais. Jeigu nori išmokti mylėti be gynybos, tiesiog pasek, bus daugiau video ir lengviau prisiminti, kaip mes galime kurti ryšį poroje.